Ten gavos nenamas su smėlio pilis. Gerai, žiūrim. Aha. Taigi irgi daina, viena iš seniausių. Aš dar noriu pasakyti, kaip atsirado tas... Jums šiaip įdomu, kad čia dainuoju ar nelabai? Ne. Nu, gerai, man irgi atsibodo. Tiesiog čia bus paskutinė daina. O visas dainavimas yra prasidėjęs stovykloj Pasaka. Žmonių iš tenai atvykusių ir vien jūs matyti čia šį vakarą yra didžiulė Pasaka. Nu gerai, siaubo filmas. Nu gerai, Pasaka. Iš tikro ten pradėjau grot, parodžiau kažkada girtai hebrai dainas. Ir ten prisimenu, buvo toksai Paulius, tas, kur krepšinį Amerikoje žaidžia, studentų lygose kažkokiuose. Aš grojau, jis sako, pagrok dar, sakau, bet aš prieš tai 12 kartą pačią dainą grojau. Sako, nu tu grok. Jis toks fainas buvo, aš sakau, blemba, ten maždaug jau 6 ryto už valandos keltis reik. Sakau, aš čia nulūžus, tai sako, tai aš tave nunešiu. Nu ir grojau visą naktį. Tai irgi tos dainos, kurios gimė čia, vėliau patobulintos per laiką kažkas prisidėjo, po to žiūrėjau, gal čia iš tikrųjų reikia leisti tas dainas į visuomenę, nes iš tikrųjų blondinkos. Tu su cukraus vatom galvos. Tu moki Hari Krishna dainą? Hari Krishna? Ne, aš tekstą užmirštu visada, ten labai daug tekstų. Gerai, taigi, man kažkokį jaučiu tokį badą va tokių linksmų dainų, kurios būtų istorijos. Kažkokia daina nuo pradžios iki galo, kur įvyktų kažkoks tai, nu čia gal teatralai labiau tą dalyką, nu kad būtų kažkokia gyvybė toj dainoj. Yra tų bardų ten, man nelabai patinka, kai apie tas sielas dainuoja ir taip toliau ir panašiai, ten mano siela liūdna, o tavo taip pat, susitikim bare, eisim vyno palam. Nu tai galim tokių dainų kurkštadėliais, ten nepirktų į namus. Bet ir vat norėjus, iš tikrųjų taip ir yra iš dalies. Ir norėjus sukurti kažkokį žanrą, tas žanras yra populiarus Rusijoje, tai turbūt jo pradininkas buvo Bulatas Okudžava, po to tą estafetės lazdą perėmė Visockis, iš Visockio dabar šiuolaikinis šių rusų Visockis, šių laikų rusų Visockis, toks Timūras Šaovas, irgi atlieka tokias dainas. Nu ir aš pabandžiau daryti kažką tokio panašaus, ir kaip matau, gal visai neblogai ir sekasi. Gerai, pasiruošę? Taip. To gana daugiau? Gerai! Biškį gerklė, čia taip normaliai. 3-4. Statybos tai pati gražiausia šventė, statybos Dievo dovana, vien dėl statybų verta mums gyventi, tegul statybos vyksta visada. Na tai kas, kad užauginai sūnų, kad medį tu pasodinai, tai nieko verta ir niekinga, jei namo tu nepastatei. Aš nesvajoklis, bet aš tikrai tikiu, kad kranai nauji užaugs virš kapinių ir kur tik ilsėsi senolių kaulai, netrukus ten žais futbolo vaikai. Užaugs nauji namai, kurie užstos mums saulę, mes apstatysime namais visą pasaulį. Neišsigaskite labai, nebus tamsu, pasauliui švies prožektoriai kranų. Visi turės namus, gyvens ekstazėje ir bus gyventojų daugiau nei pačioje Azijoje. Jūs pamatysit, kaip gyvenimo vertybės sugrįš į Kijus statybų specialybę. Aš jau žinau, daug kas iš jūsų juoksis, Baltijos jūra dengs štai toks betonų sluoksnis. Ir emigrantai greit turės naujausią maniją, jie dviračiais galės važiuoti į Daniją. Tiesa tokia, mes mokame statyt namus, jei rankos darbščios, tai darbo visur bus. Tuoj Skandinavijoje ar Britų salose mes jausimės kaip savo namuose. Mūsų Lietuva, tai kaip pasaulis mažas, yra Akropolis, yra ir Ermitažas, yra ir Babelis, ir Eifelis, bet tik mažesnio dydžio. Mum betrūksta tik Egipto piramidžių. Vakarais namo sugrįž pavargę vyrai, prie durų lauks išsirikiavusi šeima. Žmona paduos batono, duos išgert kefyro, štai kaip laimingai pasibaigė diena. Statybininkas tvirtas nors išalkęs, ant batų cementas, ant kelnių kalkės. Ne visas kvepiantis, bet stovintis ant kojų,
pasididžiavimas mums statantis rytojų. Mūsų statybininkai kaip ąžuolai, jie jau nulūžo, tai gulės ilgai. Ir kad ir koks statybininkas būtų fruktas, jisai labiausiai eksportuojamas produktas. Oi, tu nemesk mums mama kelio, geriau mes patys išklosime plytelėm. Ir kelias mūsų supratimus kaip rožiam klotas, skelda užpiltas ir dar užbetonuotas. Vanduo, cementas, smėlis ir maišyklė, kastuvas, kelios lentos ir daina. Tai mūsų tautos gražiausiai žodžiai, tai mūsų rankom pastatyta Lietuva, tai mūsų rankom